Sveiki Loncin vairuotojai, būsimi ir esami. Šiandien jums trumpai parodysime ir papasakosim svarbiausius aspektus, kurie yra būtini, jeigu naudositės Loncin X-Wolf 1000 arba 1000 MAD versiją. Norint užkurti keturratį, pirmiausia, jums reikės įkišti raktelį, kuris yra kairėje motociklo pusėje. Tuomet pasukate raktelį, patikrinate, ar yra įjungtas neutralus bėgis, tai yra jūsų dešinėje pusėje. Ir kai yra neutralas, tuomet spaudžiate šį pilką mygtuką, kad keturratį užkurtumėte. Keturratį užgesinti galite pasukę raktelį. Norint pradėti važiuoti, turite įjungti H pavarą. Taip pat skydelėje matysite informaciją, kad H pavara yra įjungta. Jeigu tempėte sunkią priekabą arba užklimpote purvuose, kuomet yra didesnė apkrova varikliui, būtinai naudokite L pavarą, kuri yra palėtintojas. Taip apsaugosite savo diržą. Atbulinė pavara pažymėta raide R, parkingo pavara pažymėta raide P. Posūkius rasite ant kairės rankenos, tai yra į vieną pusę ir į kitą. Taip pat yra garso signalas, avarinis signalas viršuje, šviesos, trumpos, ilgos bei kuro pompos mygtukas. Ranka stabdo priekiniai ratai ir su dešinė koja galite stabdyti galinius ratus. Su dešiniu mygtuku bus jūsų akceleratorius, taip pat 4 varomų ratų sistema, tai yra 2 varomi arba 4 varomi, taip pat pastūmus šitą į šoną galite užblokuoti ir priekinį reduktorių. Yra ir EPS režimai, juos galite valdyti ant dešinės rankenos, šis mėlynas mygtukas, tai yra maksimalus, vidutinis ir minimalus vairo stiprintuvo režimai. Gervę galite valdyti su mygtuku ant kairės rankenos, in gervę sutraukia į vidų, out gervę išvynioja į išorę. Pademonstruosim, kaip gervė veikia būtent kilnojant sniego peilį. Ant kairės pusės rankenos taip pat ir yra pilkas mygtukas, kuris vadinamas overdrive, tai jis nuima ribotuvą prie palėtintojo, tai yra L pavaros bei ribotuvą. Keturratis turi montuotas 2 daiktadėžės, tai viena yra galinė štai čia ir sekanti yra įmontuota po sėdynę. Štai čia atsisuka ir galit pasidėti savo reikiamus daiktus. Gale yra kablys, taip pat ir rozetė, tai kablio tempiamoji galia yra 900 kg. Amortizatorių kietumą ir minkštumą galite susireguliuoti štai šito mechanizmo pagalba. Gero ir saugaus naudojimo, o jeigu kils klausimų, galite skambinti arba visus kontaktus ir instrukcijas rasite www.loncinquats.lt.